kitą seriją. Sekantis filmukas apie 251 KFZ. Jisai geltonos spalvos, aš išridenau tą snukį. Jis buvo normaliai. Smėlio dažų įsivaizduoji. Matas iš gruntas raudonas iš tos pusės. O čia va, ar balta, ar išblukas geltona. Nu, taip. Tai va, gaudysime jį po tą gyrę dar šiandien. O po medžiu jis buvo įaugęs. Tai jeigu sakai, už 2 kilometrų buvo, tai va, kaip faktas. Plius minus. Kaip faktas. Kiek plačiai paskleidė. Buvo geras oras, ankstyvas ruduo, ne, ar vasaros pabaiga, mes čia jau aptarėm tą visą situaciją. Ir kaip ir dabar, va, pats puikiausias oras, kas ta, ne? Jo. Ne karšta dar. Tai pusiau vikšrinis šarvuotis šiandien vėl mes Dzūkijoj. Kaži, ar pasikartos tas fokusas, kad beveik nieko nerasim į temą? Ar labai mažai šiandien? Ar nudžiugins mus kažkokia gelažis? Tai pažiūrėsim. Tai po medžių buvo, ne? Išlupai. Įaugęs. O tiek. Aš ten šiaip netaip ištraukiu. Vienas galas į pušį susiskiepėjęs, ne? Ne į pušį, į... Ai. Liepą gal. Liepa. Bet ne sodyba. Ne sodyba. Sunku pasakyti. Žinok, buvo sodyba. Buvo sodyba, yra rūsiai, yra pamatai, akmeniniai. Sodyba, va, matai, išduoda paslaptį. Gal tik būna čia? Ar iš karto? Iš karto įmam. Ir so, žinai, nepaliekam. Hebra paliko lėktuvo variklį miške, kai susiruošė transportą, techniką. Neberado, įsivaizduoji. Toj puikioj girioj, aišku, čia to ir reikėjo tikėtis. Negaliu nepasidžiaugti ir neparodyti. Galbūt tą visą gyvenimą matė likę. Ir maumedis. Žinai, dažniausiai tas sodybos maumedis. Žuoj. Yra tik galiukų tokių. Gal nelabai žinai ryškių. Kur tas karvelis buvo? Priekinis. Ai, tenai. Aukliau. Pažiūrėsim, bus tas fokusas standartinis, kad viena detalė ir viskas. Ar ne? Man pačiam įdomu. Va. Įvykio vieta. Čia buvo priekinis servas šalia variklio. Prie rėmo tvirtinas, tai kiek įsivaizduoju, ne? Jo. Sveikas. Teikia vilčių tokia prašymą. Tada pradėsim kas. Judam. Žinai, geresnė ora. Net nebūna iš tikrųjų geresnė. Kaip ir nieko kol kas. O, matai koks didelis. Žiedas kažkoks didelis. Kadangi pusiau vikšriniai šarvuočiai vokiečių šitie buvo be bokštelių dažniausiai. Lova gal? Ne. Nenuvilk manęs. Kol iškrapštys, pažiūrėkime. Peizažai. Lova? Jo, lova, va jau mato, kad kojų grožis lovos. Nu, nemanau, kad čia
kas buvo įdomiau, buvo ratas. Tas dantratis neakselinės. Kur tą dantratį numetys? Ne karas, bet va toks va grožis. Keliaus į kolegos garažą. Viskas, ne? Jaugia, žvėris. Ava! Nukišta lobelę kažkur tai. Ir jama, nebereikia. Žinai. Aha, žiūrėk, tokia buvo biški įdomesnė. Svariausia su tarybinėm žvaigždėm. Kaip suprasti su ratukais, gal iš kokios ligoninės. Veiksmas. Ne, reikia, žinai, nepasiklyst. Mes šarvuočiai ieškom, šarvuočio, mes kalovą. Traukiam. Ir tą pačią progą noriu priminti. Paremkit mus gyventojų pajamų mokesčio dalim, mūsų veiklą. Dirbam kiekvieną dieną. Bet žiūrėk, girdi tas va. Šitas kaip ir neblogas man. Šitą detalę man įdomi. Tai va. Mes dirbam tais klausimais. Tankų tema kiekvieną dieną. Ir labai džiaugiamės, jeigu jūs mus paremėt. Čia kažkoks tai kaip trosas turėjo, ne? Nu, nežinau. Ai. O varštai, žiūrėk. Kaip varštai. Nematau užrašų. Nu, vis dėlto kolūkis turbūt bus. Čia irgi geras signalas. Bet į tą klausimą neatsakom. Iš kur tas šarvuotis parneštas? Kur jisai buvo pamuštas? Gavo tiesiai į nosį. Šiandien pasistengsim iki tamsos į šitą klausimuką atsakyti. Greičiau, beieškodamas tigrų ir šarvuočių Vermachto, man atrodo, aš surinksiu palūtarką. Va, deficitinė prekė. Sparno laikiklis, priekinio sparno laikiklis. Gas AA sunkvežimis, kuris vežioja kareivius ir amuniciją visą antrą pasaulinį. Nu, visuose rajonuose, kiekvienam rajone šito gėrio. Kiekvienam. Kur tie tankai? Noriu pasakyti, Maibacho variklio dalis sudaužyta. Čia tai ratukas kolūkio. Čia per daug sukinėta. Nu, nežinau. Šitas variantas gal. Bet nežinau, be garantijų. Slapti užrašyti.
Čia. Rin nikel, jo. Bet tai kaip jį maišė čia, žinai kiek? Pradražys to šaukštą. Kaip sakai, pakartok? Zabokretski. Pasirodo, Čia va. užrašiuką, tai jo, matėm, pralaidom vieną užrašiuką. Jo, Zabokretski. Dar. Gal. Čia ne karinis. Ne, bet. Nu, Lenkija yra Lenkija, aišku. Tokia prielaida. Mes čia sumastėm, kad šitą M-Geverio juostos, šovinių juostos dėžė, ko gero iš to šarvučio. Kiek čia iš jo atlikė? Minimaliai. Visiškai kontūrai. Ir be dangčio, ne? Be dangčio. Kanistras. Kaip dabar? Kaip dabar pamatyti kažką? Prie mašinas, va. Šią apetį turiu. Čia ne, o čia. O, čia kažką pamatysim. Miręs. Bet labai įdomu, žinai. Atsakyti tą klausimą. Kartais tų užrašų nedaug būna. Kartais tik ant rankenos būna. Ką? Kartais tik ant rankenos. Nu, ar taip ar taip jau jam viskas. Bet ant tiek nesimato, gali įtart, kad vokiškas. Anas buvo vokiškas. Rusos ir to būna žymėjimas, kad 20 litrų, čia pavyzdžiui nieko nėra. Tai gal čia tas variantas ir bus, kur ant rankenos. O kur čia maždaug būna? Čia va? Aukščiau. Čia. Žemiau. Čia. 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 Bet aišku, smulkių kažkokius žymėjimus. Į išorę presuot. Nu, žinok, nebepasakysiu. Žinai, kas belieka mums. Čia darau toliau šitą sklepą. Reikia, tu mus išgelbėjai už pačių ryto su tuo šarvu.